Sveiki, čia Jurgita, sako laba visiems, kas mane žiūrite. Nesvarbu, siuvinėjate, nesiuvinėjate, galbūt tiesiog vasarojate kažkur, gal prie jūros, nors šiandien tikėtina, kad kažin ar lepina prie jūros oras, ką tik girdėjau iš ten esančių giminaičių, kad lyja. Šiandien oras ir pas mus pietų Lietuvoje čia neypatingas ir apšvietimas neypatingas, bet nieko gal tokio, kadangi labai debesuota ir labai saulėta vienu metu, tai gali truputėlį trukinėti įrašas. Iškart atsiprašau, bet bandysiu kažkaip apvaldyti situaciją. Tai šiandien šiek tiek kitoks video, tiesa, iškart noriu pasakyti, kad filmuoju Liepos 28 dieną. Tai žinosit maždaug kokie orai gal buvo tada, tai tikrai prie ežero jau kažin ar kas guli, dar savaitgalį buvo galima nuvažiuoti, bet kiek mačiau prognozes, tai bus dar šiltų tų dienų ir tikiuosi dar rugpjūtį bus. Tik tiek minėjau šiek tiek kitoks video. Atsiminiau, kad aš turiu tokių pabaigtukų, kurių dar kaip ir nerodžiau. Čia turėtų būti snaigė. Ar jinai panašiai tą snaigę, tai nežinau. Čia apnėriau. Čia toks pabaigtukas, žodžiu, kalėdinis žaisliukas, galima jį kabinti gal ir ant eglutės, jeigu eglutė yra pakankamai nemaža, nes jo dydis tai yra 12,7 centimetrų, tai nežinau kaip čia dabar matuot. Tai va čia yra viena pusė ir taip pat siuvinėjama yra kita, va tokia snaigutė. Tokios mano spalvos, mėgstu šiuos atspalvius, dabar peliukas šitas. Gal kad vieną savo dukterėčią vadinu peliukščiu, žodžiu, aš šią snaigę dedikavau ir kaip ir padovanojau, bet jinai pas mane. Tai jinai kabojo ne ant eglutės, o šiaip pakabinau kažkur, tiesiog kambarį, kaip dekoracija. Tai siuvinėta čia ant 14 kanto aidos. 25 spalvos, tikrai siuvinėti buvo labai lengva, todėl aš labai greitai išsiuvinėjau. Per tą laiką, kiek siuvinėjau, nes aš jį pradėjau 2024 spalį, o pabaigiau po metų. Bet taip gavosi, kad kiek pamenu vasarą aš jo nesiuvinėjau. Bet kiek aš buvau jį paėmus, tai tikrai greitai labai ėjosi, nes ir spalvų nėra daug, ir tas backstitchas yra toks, jo nėra labai daug, tokie daugiau kontūrai pridami, vėlgi kita pusė čia irgi tikrai nesudėtinga, tai reikia prisėsti. O čia, čia reikėjo tikriausiai krakmolint, kaip sako, ar kaip, aš nieko nedariau, tai palikau. Tai čia nestandu, todėl to vaizdo ir nėra. Nors aš bandžiau ir palyginti, bet tas lyginimas taip ir liko. Galima ir gražiau, kas moka nerti gražiai, galima, manau, gražiau apsinerti, kad atrodytų tikrai kaip snaigutė. Gal šitose vietose reikėjo kaip daryti iš karto ten kažkokius gražesnius. Aš nesu, kaip sakau, nėrėja lašeliu, niekada man kažkaip neprilipo, aš labiau megztinti nuo mažens labai norėjau ir moku ten. Mezgimas man prie širdies, vašelis nelabai, tai va taip ir gavosi, bet tikrai toks mielas man visai dizainiukas, ten taip ir vadinasi gal, nežinau, lietuviškai snaigė zuikis, snaigė pelė. Mintyse dar turiu tą zuikį tokį išsišiepusį su puodeliu,
berods karšto kažkokio gėrimo. Tai galbūt kalėdom tą į porą išsiuvinėsiu. Nu, dar ir voverėtą patenka. Nu, faini tokie jie. Tik kad sakau, tas dydis toks, nu, kaip čia, nu, delnas, nu, mato, toks, va. Nemažas blynukas. Gal ant lango galima, taip žinot, kažkaip, nu, kas, kai sako, kai jau turi, tai tikrai gali prigalvoti, kur padėti. Toliau yra mano, visiems žinomi, aišku, taip gal reikia, nešmėžuotų. Visiems žinomi šitie katinukai. Tai čia yra Natalijos Jurkevič schema, čia yra Purring Autumn, nu, aš vadinu rudens katinukai. Juos pradėjau 2025 metų, gal spalį, ir pabaigiau po mėnesio, nu tikrai greitai. Mėnesį laiko siuvinėjau, bet irgi jis nėra didelis, tai yra 15,7. Taip ir taip, irgi 15,7, toks kvadračiukas. Ir siuvinėjau, tiesiog nežinau, kas man atsitiko, kad aš, nu, matyt, ta banga pagavo populiarumo šio dizaino, nes ten ir daugiau yra dizainų, tai yra ir vasariniai, man berods vasariniai dar patiko, po to buvo pavasariniai ir šiaip įvairių jų yra. Bet, žodžiu, ir susiruošiau berods žieminius, nes, na, atėjo žiema, aš kažkaip taip ir siuvinėjau, rudenį juos siuvinėjau ir galvoju žiemą žieminius. Susirinkau siūlus viskas ir užmečiau. Ir nežinau kodėl. Negalėčiau sakyti, kad man čia buvo nuobodu ar panašiai, bet tiesiog nežinau. Gal kad turiu per daug tų įvairiausių tų turiu dizainų, tai galvoju, ką čia. Tai va, dabar čia, ką aš galėčiau pasakyti, siuvinėjasi, man tai bent jau greitai siuvinėjosi, jeigu per mėnesį baigiau, aišku, buvo didelis noras baigti, jeigu būtų nebuvęs, tai kažin, kaip būtų buvę. Ir čia irgi nėra daug, čia yra 25 spalvos. Pats dizainas, tai, sakykime, Backstitcho 1600. Čia matot, va tos lietus. Ir uodegėliai, katinų lapai, tie gražiai apvesti, va tas žibintas man labai patiko, moliūgas, va žvakės, nu irgi mano tema. Ne moliūgai, bet daugiau žvakės. Dabar kiek čia visko buvo, tai berods 10 000 su virš buvo tų visko, kryžiukų 8900, pusinukų 700 ir dar buvo, dabar galvoju, tai vadinami prancūziški mazgeliai, kurie yra dabar. Ar aš taip gerai neįžiūriu, ar čia? Ar aš jau nedariau? Yra, va, bet, čia tokie jau jie man mažyčiai. Va. Pavieniai tokie. Užtempiau ant tokio, vat, ir nežinau, kaip apipavidalinti, kaip ką daryti, tiesiog padėjau, kad savo būtų jie, murktų savo rudenėlį. Nors čia tas ruduo toks man įdomiai, galvoju, čia taip kaip lyja, ar ne, o saulė čia, nes čia taip kaip ir saulė. Spinduliai. Taip patiko man tie du katukai tokie. Beje, šiame dizaine naudojamos yra 3 DMC naujos tos paletės spalvos, tai yra 6, 7, 8 numeris. Ir iš tikrųjų, dabar jau turiu, tada neturėjau aš jų. Tai kągi aš dariau, aš ieškojau visur per Google, per tas visas paletės, reiškia
tarkim, DMC 6 spalva maždaug į kažkurią jau ten dabar esančią yra panaši. Ir taip rinkausi ir tikrai žinau, kad keičiau. Ta prasme, kad tai neturėjau tų 6, 7, 8, ten ėjo kitos spalvos. Bet, pats va tas rezultatas man jis patinka. Ir beje naudojau įvairius siūlus, DMC, atrodo ir Anhor kažkurį tai radau, tiesiog sugalvojau tokį greitai irgi užėjo noras, noriu čia dabar schemą apjungt, yra reikia siūlų, kol sulauksiu, kol užsisakysiu, tai ką turiu, tai išsitraukiau visą savo dėžę tą siūlų. Tai čia ir Royal, ir Amo, turiu omeny ten tie kinietiški, bet jie, Amo man dabar jau nelabai patinka, bet Royal, tai man tikrai super siūliukai, nuo DMC labai mažai kuo man skiriasi. Ir, ta prasme, prisirinkau visokių ir vat iš tos, kai sakau, košės, makalošės siūlų, gavosi toks rezultatas. Tai va. Tai čia irgi, kai sako, neturi ką veikti, susigalvok siuvinėti, o tada pasižiūrėk, kad neturi siūlų, tokių, kokių reikia, spalvų, ir tada prasideda ta dalis, kai reikia atitaikyti. Aišku, matyt, aš nežinau, dabar vienas prie vieno neturiu su kuo palyginti, kiek žiūrėjau ten tose nuotraukose, tai man gražu, man patinka, ta prasme, kad tai yra tikrai didelis tas darbelis. Dabar galvoju, žiūrėdama visai fainai atrodytų 4 išsiuvinėt dizainus, sakykime, čia ruduo, žiema, tada pavasaris ir vasara, 4 ar ne, ir rasti tokį rėmelį, kur galima būtų juos 4 sudėti. Va, tai būtų ruduo, čia žiema, viršui ten pavasaris, vasara. Ir ta prasme, kad čia būtų tokie praėjimai tokie to rėmelio, kad jie nebūtų vienas šalia kito sustatyti, atskirti tarsi atskiri, bet kartu kaip ir visuma. Tai va, gimė mintis ir, kažin ar nebus pratęsimas šitų katukų temos. Tai va. Kol kas neplanuoju, bet tokie pamąstymai yra. Tai va, su šiuo gal tiek, keliaujam toliau, kad neišilginčiau video. Na štai, kitas darbas, tai čia yra balerina. Kai pradėjau kalbėti apie balerinas iš pat pradžių, tai kadangi čia ta tema tai bus platesnė, tai atsiprašau, kam nepatinka, tai čia kažkaip teks prabraukti jau šitą vietą. Na ką, apie tą patį patikimą, tai kaip kalbėjau, kad vaikystėje man labai patiko. Pačios balerinos, norėjau baletą lankyti, ten, kur gyvenau tuo metu, nebuvo jokių tokių galimybių. Apskritai tais laikais, nebuvo tiek, kiek dabar yra galimybių. Tai patiko žiūrėti per televizorių įvairius ten straktukus ir taip toliau. Gulbių ežerą, tą žinoma. Ir vėliau netgi galvoju paaugus, ta prasme ne paaugus, bet jau užaugus, kada filmus žiūrėdavau, tai kažkaip mane jie ypatingai traukdavo tie, kur Juodoji gulbė, Black Swan, man atrodo, su Natalija Portman filmas yra. Toks patiko, po to atsimenu serialą vieną žiūrėjau, dabar tikrai neprisiminsiu pavadinimo, toks tikrai nebuvo populiarus, plačiai paplitęs, bet radau aš jį irgi žiūrėjau, tai ten apie irgi tą gyvenimą jų. Ir po to supratau, koks tai yra sunkus dalykas, ta prasme, sunkus darbas fiziškai, emociškai. Tai džiaugiuosi, kad tai liko tik tai tokiu, kaip pasakyti, mano, kaip čia pasakyti, ne hobis, bet tai yra mano kažkokia silpnybė galbūt. Aišku, labai aš už tai, kaip pavyzdžiui veda mergaitės į tas mokyklėlės baleto, kadangi
kas baletė, manau, ir užskaitau, tai yra pati pradžia, sakykime, išmokyti vaiką laikysenos. Tai čia, manau, gal ir ne tik baletas, galbūt ir šokiai tą padaro, kad tada išsitiesęs vaikas vaikšto ir panašiai. Tai čia yra Lilo & Stitch balerina, taip ir vadinasi. Ir tai viena iš tų balerinų. Dabar žinokit, tą, kur siuvinėjau, aš siuvinėjau ją neturėjau XSD schemos elektroninės, tai siuvinėjau iš lapo. Dabar dar tiesa pradžiai parodau. Taip, čia yra 26 spalvos, nedaug, lyginant, kaip galvoju dabar, kuriami dizainai, Zweigarto 16 kaunto Aida ir backstitchas, pusinukai ir kryžiukas. Iš sunkumo, sudėtingumo 3 žvaigždutės tikrai nesunku, čia buvo visai. Dabar tai jinai taip kaip ir turėtų atrodyti, parodyta taip. Nenoriu dabar aš čia keisti. Man kas nepatinka, taip parodysiu ant savo gal išsiuvinėto backstitcho nenaudojimas. Vėlgi, kam nepatinka, tai džiaugiasi tais Lukos darbais, kurie yra arba minimaliai, o man kažkaip, nežinau, trūksta čia. Ir galvoju, jeigu siuvinėsiu dar vieną baleriną, bandysiu kažką savo vis tiek pridėti. Tai mano buvo taip, skaičiavimas, čia kažkur dalyvavau, tada nepamenu, kažkoks buvo kryžiukų ir toks siuvinėjimas. Iš vis tas raktas atrodo kažkaip taip, tokie atsiminimai, o dabar apie patį. Netelpa jisai mano, žinokit, kamera, aš čia ant to didžiausio. Ir čia beje užtempiau labai kreivai, jis gavosi kreivai, man šitas darbas irgi pradėta, neužsirašiau nei kada aš baigiau, bet tai buvo po mūzos siuvinėjimo, aš tada balerinas užsižiūrėjau ir pagalvojau, kad aš noriu balerinos ir susipirkau, kiek ten jų buvo, ne visas, bet parodysiu dar kitus turiu rinkinukus ir šitą pirmą pradėjau siuvinėti, vėliau beje radau schemą XSD formatu ir užbaigiau ir po to ištryniau. Tai negaliu tikrai pasakyti, kiek laiko tai truko. Bet jei užbaigta, tai vadinasi, kad čia nebuvo toks labai sudėtingas ir daug laiko užėmęs darbas. Tai dabar, kaip ir sakiau, tai buvo tie siūlai ant choro 26 spalvos, bet buvo ir Madeiros toks metalikas ir aš ten tai padariau tokią nesąmonę. Ten berods buvo nurodyta 5 gijos rakte. Aš iki šiol dar nelabai, kai sakau įkertu. Aš čia suprantu, kad tai yra 5 gijos imti to metaliko. Jei kažkas, jei netaip suprantu, jūs mane paprotinkit, parašykit, ar aš gerai suprantu, kad tą metaliką reiškia, jis yra ir jo reikia 5 gijų. Ir aš su juo taip vargau ir iš tų 5 gijų gavosi, kad taip, kad aš paėmiau ir juo visu, tai yra, pasižiūrėkit, ta prasme paėmiau tą visą giją, visą sruogą tą, kuri atkirpta, atkerpu ją ir varau tokiais. Tai apskritai pats darbas, tada dar irgi nebuvau įgudusi, pusinukų labai daug, nebuvau įgudusi jais siuvinėti, kas nepatinka, man matot. Toks iš toli žiūrint nieko, bet iš arti man trūksta to kontūravimo tikrai. Tai tas nepatinka man darbuose. Ir tik vėliau radau Dimensions baleriną, tada kągi dar iš balerinų čia
esu nužiūrėjusi, nors irgi labai esu priekabi dėl dizainų, man patikt turi irgi, tai man tas, tai man atspalviai kažkokie netokie. Tai tokios, sakyčiau, tobulos balerinos dar gal nesu mačiusi, nesu radusi. Tai čia irgi kas buvo, viskas irgi siuvinėjama ir man baltom balto, va čia varyt pusiniais buvo, lengva, bet čia irgi buvo pamaišyta tų spalvų, va čia pereina tokia kita spalva, tokia į pilkšvumą, į žalsvumą. Ir va matote, va čia va kur. Tai aš gyvariau tuo metaliku vadinamu Madeiros, va ir čia. Tai čia 5 turėjo būti gijos, aš nežinau dabar kiek tų gijų ten toj vienoje sruogoje būna. Ir aš va taip padariau. Ir galvojau, ardyt perdaryti. Ir po to pagalvojau, ne. O ta prasme, kad kur aš jo imsiu, kur aš jį dabar ieškosiu. Ir jeigu imsiu iš kito, beje teko imti ir iš kito, atsidariau rinkinį ir iš ten kaip paėmiau, tai dabar ten nežinau, ar netruks. Čia bateliuose dar irgi pabekstučio kažkiek, toje suknelė ir, vat, sakau, tose buvo užuolaidose. Tai va, man kažkaip, sakau, labai sunku parodyti tą visą vaizdą, kaip atrodo. Kaip čia va. Tai gal. Ten matosi jau mano belingas, kur man įdėta. Na, nieko, manau, kad. Va, saulė truputėlį pasislėpė, jau dabar kitaip matosi. Na, manau, nieko čia labai ypatingo, čia šitas dizainas, žinau, tiesiog mačiau labai gražiai apiformintus šitą ir dar kitą, kurį turiu, parodysiu aš jį, bet jie man patiko baltuose rėmeliuose, abu kabojo ir pakabinti tokie, žodžiu, man labai gražiai atrodė. Na, manau, kad tikrai ilgai gal neverta čia apsistoti ties šiuo dizainu, nes man tai atrodo taip, žinot, kaip pradinuko siuvinėta, kaip buvo, palaukit, aš galvoju, sakiau, nepasižymėjau, bet tai buvo pirmieji mano siuvinėjimo metai ir dar iš popieriaus, atsimenu, aš taip vargau. Na, ką dar čia žarčiau parodyti, ko čia per daug nesigaus, man matau. Tai tiek gal apie šitą baleriną ir tai bus mano visi berods pabaigtukai šiam kartui, bet balerinų tema dar nesibaigė. Tai štai kita balerina. Pirkau, dabar galvoju, ta pirmoji buvo, kurią rodžiau, o vėliau nusipirkau 2. Tai va, viena iš tų 2 dabar suplyšo mano pakuotė ir kai visada, kai gaunu, tai aš išpakuoju ir viską apžiūriu, kaip mažas vaikas, džiaugiuosi. Tai čia vat irgi Let It Stitch, irgi kaip matom, tai yra Aida 16, pusinukai, backstitchas, kryžiukai. Čia jau 31 spalva, na, toks pats yra sudėtingumas ir pats dizainas va toks. Šitą man labiau lyg ir patinka, ta pati jos, kaip pasakyti, poza. Bet čia, kaip suprantu, irgi yra tos balerinos, tai, kaip pasakyti, čia būna tie dizainai neporiniai, čia neporiniai, nes jų yra daugiau. Bet jie abu tai savo tuo tokia išvaizda, tai jie į porinius, sakyčiau, labiau. Ir realiai tai man geriau, aš galvoju, kai aš siuvinėjau, na geriau, gražiau gal net atrodytų spalvinta. Kai žinot, yra tie rinkiniai spalvinimas pagal skaičius, kur aš irgi mėgau anksčiau, dabar nėra kada. Tai gražiau gal net atrodytų spalvinta, negu tokiom baltom spalvom siuvinėtų, šviesom labai spalvom. Tai va, tai čia ką berodyti, tai yra šitos, va, tiek yra paletė, ką tik 3.
Nu taip, jeigu aš kažkur nenukišau, tai tik 3, nors spalvų daugiau kažkas čia ne taip, nes plyšo man tas maišelis ir man išbiro. Tai vėl va tas metalikas dabar galiu parodyti. Ištrauksiu ir ta viena, nu parodysiu kaip jau čia. Va. Lietuva. Nu labai turėtų, ta viena jinai tokia smulki. Ir jinai tokia, na, kaip ją vieną man dabar, parodyti. Na va. Tai va, tai reikėjo 5. O, va, geriau dabar. Tai va, tai laukia dar, galbūt laukia, nežinau, ar aš siuvinėsiu. Nežinau, nes kažkaip išsiuviniau tą ir taip toks man jausmas, nežinau, kur man ją dėt. Ir ta pati paletė, mato, tokia niūroka, va tos spalvos irgi kaip ir šviesios, bet jos tokios, man tai džiaugsmo neteikiančios. Per daug ta prasme, kad tai jau čia nebus man ta spalvų terapija, apie kurią kalbu. Va čia irgi rusvi tokie. Čia. Va. Tai nežinau dėl šito. Ir turiu čia va tik tai schema yra popierinė, neturiu perrinkimo. Tai realiai va šita turėtų būti va su šita kažkaip išsisiuvinėję kartu į porą. Nežinau, ar bus iš tikrųjų, nežinau. Toliau kita. Šitos ne. Šita man ko patiko, tai va ta vėlgi poza, puantai tie jau man čia daug gražiau atrodo. Tik švigždės, tikriausiai, vat. Irgi, vat, 16 ta pati Aida, kryžiukas, pusinis, spalvų 39, daugiau, tenderness ir šiek tiek sunkiau čia. Darbų dabar dydis, nesakiau, čia 35, tą, kurią rodžiau, dabar pažiūrėsiu tuoj. Na, čia mažesnis darbas. Ir ta, kurią rodžiau, 32 ant 19, kurią jau esu išsiuvinėjusi. Tai va toks dizainas. Čia kaip matau reikėjo. Ir čia yra berods tas va metalikas Madeiros. Nes spalvynas irgi labai panašus. Net netrauksiu, nes tikrai panašu. Gal kažkokia va ta spalva, va čia matau pridėta, kur bus plantuose, nes jie tokie tokia baby pink, kaip čia jinai pavadinta spalva, tokia va. Tai va, ir norėjau parduoti, aš ją buvau kėlus kažkada, bet dabar net galvoju, ar aš noriu ar nenoriu. Kas čia dabar? Kažkoks. Tai va, tai tokia neapsisprendžia aš ties šituo savo. Tai va tokia, manau, tai yra balerinų tema, kurią norėjau pasidalinti, kad būtų viskas aišku ir baigta. Viskas, žodžiu, apie jas žiūrėjau į Dimensions baleriną, galvoju, reikia, nereikia, ką žina reikia, nes gal tikrai geriau, nežinau, paspalvinti tą baleriną, negu siuvinėti, nes, na, tai iš tiesų yra tos spalvos tokios šviesos ir taip toliau. Ir tiesiog nerandu aš tokių, kad mane labai žavėtų. Tai va, tai gal tiek apie tas balerinas, apie tą mano pomėgį. Nepomėgį. Tiesa, dėl pomėgio, tai taip, atsimenu, buvau YouTube'e susiradus, kai balerinos ten tie visi
stovėsenos visos, mokiausi tų stovėsenų, kojų padėčių. Na, žodžiu, kaip gal pastebėsi, tai daug kas mane būna sudomina ir tada griebiuosi, žiūriu, bet čia toks buvo labai ateina iš savęs, iš kažko, nežinau, tiesiog pamatai ir tave arba pagauna, arba ne, čia kaip ir siuvinėjimas. Vieni pasižiūri, galvoja, o dieve, aš neturiu tiek kantrybės, aš negalėsiu, nesugebėsiu, bet man visada buvo tas noras pabandyti. Nu, nepavyks, tai tada nepavyks. Tai va, dabar persikelsim į rinkinukus, kur turiu, tai bus Lukas ir du tokie kitokie. Ne Lukas ir ne, na, prasme, nežinau, net žinokit firmos. Tai va, čia yra Lukas. Toks atlydys, kaip čia verčiasi. Čia yra gobelenas, matot, pusiniai Anchor siūlai, spalvų 41, na, rodo, kad tai yra pakankamai nelengvas darbas, 23 ant 33 turėtų gautis. Tai čia toks irgi žinomas, berods yra ir kryžiukų toks darbas. Gražus toks, aš kaip galvoju apie jį, tai čia kai jau žiema po truputį traukiasi ir jau saulė matosi. Kad šitos mažyklės. Va, saulė jau čia, jau kaip sako, tirpsta ledai, pavasaris beldžiasi į duris. Ir irgi ištraukiau, nes aš jau esu jį pradėjusi, tai čia yra va, tokia gama. Jau irgi ant tų pačių, kaip matot, rūkščiuoklės pasidarau ant šitų planšečių. O tokios tos spalvytės. Čia man. Nu, va tokio, žinot, žiemį. Vėliau. Matytusi. Kadangi tik pusinukų, tai yra. Aš čia dabar padaręs. Ai, nieko. Va. Toks plotelis, tiesiog paėmiau aš nuo. Tas apšvietimas. Iš tikrųjų tai daug šviesiau turėtų būti. Ir čia yra pradėtas siuvinėti jisai 2023, tai įsivaizduokit, irgi čia buvo ta pati pradžia mano siuvinėjimo, kada ir pirkimo. Ir čia yra padaryta 2,3%. Ne, kaip suprantu, čia siuvinėjasi greitai iš tikrųjų. Tais pusinukais eini, bet kas negreitina darbo, tai vėlgi ta spalvų kaita. Vien šiame plotelyje, aš va kai žiūriu, tai čia jau yra, nežinau, kaip čia man dabar ta. Tai tų spalvų yra šiam plotelį nemažai ir pats va, tas darbas, irgi čia tas geltonas 25 kanto gobelenas, ten dar uždėta, na kaip sakiau, čia 23 ant 33. Tai va, tai tiek, manau, apie šį darbą. Tai va, matot, čia pradėjau tą plotelį, va čia. O dar kiek, kiek bus. Ir vien tik čia, vien tik tą sniegą siuvinėjant, kiek detalių. Ta prasme, ne detalių, bet kiek spalvų, kad išgauti tą vaizdą. Na, o dabar parodysiu dar du pirkinukus. Nu, va. Vėl, kai matot, mano tema. Bembis, elniukas ir va toks čia jau peizažas. Aš juos pirkau AliExpress'e berods. Jo, nes mačiau, merginos pirko pepkę ir vakar kaip tik buvau ir neužėjau, ten visai kažko kito reikėjo, pamiršau, kad ten yra, berods yra ir ant maišelių siuvinėti. Tam tikri dalykai, kaip sakoma, ten nežinau, bet dabar noriu parodyti šituos, nes jie man patiko. Visų pirma, pati pakuotė. Kas man iš tikrųjų patinka, tai įpakavimas. Matot, iš karto vaizdelis čia toks ir po to aš čia jau išėmus buvau, čia taip gražiai buvo
kaip vokelis. Čia patraškinsiu kažkiek ir tada išsitraukiu iš to vokelio viską, kas jame įdėta. Dabar rodysiu, ne šitą vieną jau aš pradėjau. Matau, kad vėl ilgas video gausis viešpatį. Ta liežuvis, mano tai. Tai va. Va čia, matot, siuvinėjau. Tai čia tas vadinamas kitas tas siuvinėjimo būdas. Ilgasis, sakytis. Ir ant čia toks, matot, audinys spalva tokia jo žalsva, čia nepersiduoda. Ir va, siuvinėjau čia tik tiek. Kas man, dar siūlai va. Siūlai tai tiesiog ilgi siūlai ir jie va taip. Matot. Nėra čia jokių numerių, nieko tiesiog. Taip. Va kokio ilgio jie yra. Tikrai ilgi. Ir dabar, kas man patiko labiausiai čia. Kad, pavyzdžiui, kaip man tokiai, kur pirmą kartą rankose turi tokį dalyką. Tai čia yra viskas aprašyta. Angliškai, bet viskas aprašyta. Kaip, ką daryti. Žingsnis po žingsnio, ką, kur naudoti. Ir dabar kitoj pusėje vėlgi man labai patinka. Kaip vėlgi kiekvieną tą dygsnelį, kaip jį atlikti. Kokie jie yra. Vat, satino. Toksai backstitch, mes kaip ir žinom. Ir toliau dar kas. Tai kaip galima pavadinti, kad tai yra kaip ir schema čia. Aišku, popierius pagailėta buvo, galbūt galima ir ant kito lapo tai padaryti, nes suplėšta jau viskas. Bent galima atsiskanuoti, atsikopijuoti. Tai va, pavyzdžiui, aš dariau, vėl mano žirklės kažkur. Pavėlė. Tai va. Aš šitą gėlytę ar nedariau. Tai irgi matot parodyta, kurias spalvą naudojam iš tos paletės, nes čia yra sunumeruota. Imi 19 spalva, imi 3 gijas ir darai satininį tą kryžiuką, šitągi dygsniuką. Ir va, kaip jisai darosi, va parodyta. Va, čia. Toliau vėlgi imi, sakykime, koks čia, kad būtų kitoks. Čia pagrindas eina šitie. Va. Gal parodysiu ir bus aiškiau. Čia kalbėsiu, tai. Račno, tai va. Tai va, tai labai patiko. Tai toks, žodžiu, rinkinuką. Ir aišku, į porą, argi aš nepasimsiu, norėjau kažkokio tokio. Čia tai va irgi tos pačios pačio. O dieve, nulupau, aišku, čia vokas toks, ne tai kad kartonas, bet čia yra va, jau ant baltos medžiagos. Va, toksai kalnai, nežinau, ar sugebėsiu, aš dar adatos, tai matot, jau čia tos kitos aštrios ir didelės. Irgi labai patinka kokybė atspaudimo. Viskas labai aišku. Toliau eina vat, tokie siūliukai čia. Tokios spalvos. 21. Irgi ilgi. Ir toliau, čia truputį paplėšiu. Matom. Ir čia taip jau gražiai turėtų gautis. Irgi viskas paaiškinta, ką, kur. Aišku, pradžioje man buvo truputėlį irgi dar neaišku šitie dalykai. Bet po to pasiaiškinau aš čia ir aišku, galima daryti kaip norim. Čia nėra taip, kad tokios taisyklės, bet man patinka išmokti kažko naujo. Ir va tų pačių, kai sakau, pamokėlių. Čia irgi tas visas. Gali būti ir sudėtingesnis šitas, manau.
ir kaip, žodžiu, kas daroma. Tai va tokie 2 rinkinukai, jie, manau, tikrai brangiau kainavo, negu kad pas mus iš Pepco perkama. Dabar aš neatsimenu kainos, pasižiūrėsiu, aš jums galėsiu įdėti tą kainą, kokia čia ta kaina ir ar tai verta už tiek ar neverta, bet, na, siūlai kokie būtų čia, aš nežinau, bet malonus visai, jo nemažai, nepagailėta čia jau. Tiesa, buvo lankelis, nes buvo galima rinkti su lankeliu ir be lankelio, va čia šitie, va tiesa, dar šito nepasakiau. Tai aišku, jeigu imi su lankeliu būna brangiau, be lankelio pigiau. Vieną ėmiau su lankeliu, tik dabar aš jo šalia savęs neturiu. Aš jį kažkur tai, man atrodo, kažkokį kitą procesą užsidėjus ant jo. Tai va, tai tiek. Ir šiam kartui net galvoju, kad gal bus viskas, nes tikrai daug jau prikalbėjau, norėjau tokio neilgo video, kad tiesiog pasirodyti truputėlį, ką aš čia iš tokių turiu ir kad daugiau nepirksiu, daugiau man nieko nereikia, turiu visko pakankamai iš tikrųjų, bet va kaip ir nutinka ir gimsta įvairių idėjų. Tikiuosi, kad nepabėgs ta mūza, nes galvoju, jeigu baigtųsi mano tas 3 metai, maža tikimybė, kad visiškai jau nenorėsiu siuvinėti, bet tada būtų didelė problema išsiparduoti viską, panašiai, žinot. Bet aš taip tikiuosi, kad toks bus mano vienas iš tų hobių, o jų galima turėti begalę ir nebūtinai juos, kaip pasakyti, visus kultivuoti vienu metu, kaip kada kas užeina. Tai va, tai linkiu jums toliau gražios vasaros, kur ateina, manau, irgi šiltos dienos, neperkaiskit, nesušalkit. Labai laukiu ir tiesa dėkoju visoms, kurios stebi, kurios žiūri, palaiko. Iš tikrųjų, pats pirmas palaikymas buvo labai didelis ir jaučiuosi kaip pakliuvus į tą siuvinėtojų bendruomenę, priimta labai, labai maloniai, labai šiltai ir manau, visi, kurie siuvinėja, kurios siuvinėja, tai tokie labai malonūs žmonės ir labai miela sulaukti video, laukiu vis. Aišku, vasarą nesitikiu, kad bus jų daug, nes čia ne visi galbūt turi laiko. Aš kadangi vaikų neauginu, tai gal man lengviau, nes užtenka dukterėčios, kiek būna, tai tikrai, aš įsivaizduoju, jeigu man visą laiką jos būtų, tai to laiko siuvinėti ir filmuoti, tai būtų tikrai labai mažai. Tai tiek ir sakau sudie, iki kitų kartų.